Laidoje papasakosime apie Frydrichą Kuršaitį, Mažosios Lietuvos spaudos darbuotoją, kalbininką, žodynininką, kultūros veikėją, evangelikų liuteronų kunigą, religinių raštų rengėją, spaudos darbuotoją, Karaliaučiaus universiteto profesorių. Susitiksime su maestro Eduardu Kaniava, Klaipėdos universiteto profesoriumi, legendiniu operos solistu, kurio gyvenimas kupinas atsitiktinumų. Laida Kultūra Plius žiūrėkite netrukus. Sveiki! Kviečiu Baltikum televizijos žiūrovus artimiausią pusvalandį praleisti su Klaipėdos kultūrai ir istorijai skirta laida Kultūra Plius. Kviečiu šiandien susitikti su legendiniu solistu Eduardu Kaniava, kuris šiandien dirba ir kuria uostamiestyje, bei pasiklausyti įdomių ir pačių netikėčiausių istorijų apie jo kūrybą ir gyvenimą. Eduardas Kaniava gimė Klaipėdoje muzikantų šeimoje. Dėl tam tikrų tuo metu susikloščiusių aplinkybių tėvai persikėlė į Šiaulius, vėliau į Kauną. Ten būsimasis solistas baigė Aušros gimnaziją. Tuomet jį buvo užvaldžiusi aistra chirurgijai. Noras buvo didelis tapti chirurgu. Na ir įstoti tuo metu į Kauno medicinos universitetą buvo pakankamai sudėtinga. Aš niekad nepasižymėjau gerais mokslais. Mokiausi vidutiniškai, na ir konkursas ten man būtų buvęs neįveikiamas. Na ir štai aš pasirinkau tokį, sakyčiau, būdą, kuris man buvo taip jau apgalvotas, stoti į veterinarijos akademiją. Ir dėl ko? Dėl to, kad įstojus veterinarijos akademiją, pasimokius pirmuosius metus, išlaikius anatomiją, histologiją, buvo galimybė kitais metais vėl stoti į medicinos universitetą be konkurso. Tuo metu veterinarijos akademijoje buvo suburtas stiprus vyrų choras, vadovaujamas Andriaus Kairio, kuriame dainuojant teko nemažai koncertuoti, Eduardui Kaniavai buvo patikėtos net kelios solo partijos. Salėje pamačiau mūsų dainių Kiprą Petrauską. Kiprą Petrauską, kuris klausėsi to koncerto, na ir jau po pirmos dalies, kaip dabar prisimenu, jis man pasakė, susiradęs, kad ne, tau nevaikščioti paskui karvės uodegą. Žodžiu taip, kad aš jau ir tais pačiais metais nusprendžiau stoti į Vilniaus muzikos akademiją. Kai Eduardas išėjo iš veterinarijos akademijos, tėvai nebuvo labai patenkinti. Pasakodamas apie studijas konservatorijoje, baritonu dainuojantis solistas prisimena nelengvą jų pradžią. Niekuomet negalvojau būti dainininku. Dainininku negalvojau būti dėl to, kad turėjau tokį labai aiškiai išreikštą kalbos defektą. Neištardavau, matot, tą priebalsį, kur dabar aš kalbu, taip ištariu labai pabrėždamas. Ir dėl to man tokios mintis ir nekildavo. Aš dainavau Dorgomušskio romansą Man liūdna. Pasidariau pasvertimą. Dabar klausykite dėmenos, aš sakysiu labai skubotai. Tekstas buvo toks: man liūdna tik todėl, kad aš tave taip myliu. Žinau tavo jaunystėj žydinčio žavioj, nepagailės klasta niekingosios apgaulės. Už meilės valandas, už vilksnius stebuklingus, likimas atmokės taip staigiai, taip atmokės. Man liūdna tik todėl, kad aš tave taip myliu, man liūdna tik todėl, kad myliu aš tave. Kur nėra. Na štai, padainavau, įstojau, bet štai tik tai pirmą dieną atėjau pas savo pedagogą, šviesios atminties Petrą Oleką, ir sakau: labą dieną, maestro. Docentas Petras Oleka, kuris vadovavo būsimų solistų kursui, iš karto sukluso ir paskelbė savo mokiniui ultimatumą. Jei per metus jis neištaisys šio kalbos defekto, jam teks palikti studijas. Tuomet Eduardas pradėjo vaikščioti pas logopedus, po 8 valandas darydavo kalbos pratimus. Patirtis yra labai svarbus dalykas, bet kaip man buvo patikėti pakankamai atsakingi vaidmenys, žinot, teatre amžiaus nėra.
iš tikrųjų nėra. Nors sakoma, jaunas dainininkas, vyresnio amžiaus, bet ta prasme, jeigu tau patikimas atsakingas darbas, tai tu savaime įsilieji į tą bendrą kolektyvą ir daugiau žiūri į tave kaip atlikėją, o ne tiek, ar tau barzda labai auga ar mažiau. Pirmasis kaip operos solisto debiutas įvyko dar studijų metais. 3. kurse operos teatre jam buvo patikėtas Figaro vaidmuo operoje Sevilijos kirpėjas, kuris tapo profesionalaus solisto vizitinė kortele. 4. konservatorijos kurse Eduardas Kaniava jau buvo priimtas stažuotojų į operos teatrą. Man visuomet buvo brangiausias vaidmuo paskutinis, kurio aš laukdavau. Beje, mane teatras nelabai lepino kuom. Aš, atrodo, vis dalyvaudavau naujuose pastatymuose, bet pavadinimai labai dažnai būdavo tie patys. Teko dalyvauti kokiuose 4 pastatymuose Eugenijaus Oniegino, ar 5 pastatymuose Sevilijos kirpėjo, Rigoleto N pastatymų. Ta prasme, labai laukiau Makbeto, labai laukiau Nabuko, tų vaidmenų, kuriuos norėjau tikrai atlikti, padainuoti. Ir tik tai prieš kokią 5-6 metų, kad aš jo tą, vadinkim, svajonę ar norą, kurį tikrai išpildžiau, kada teko tos vaidmenis atlikti. Gastroliuoti atliekant pagrindinius operų ir operečių vaidmenis, maestro teko didžiuosiuose Europos, kitų pasaulio šalių teatruose. Aplankyta tikrai nemažai, daugiau nei 70 pasaulio šalių. Maestro su malonumu prisimena 2 metų stažuotę Bulgarijoje, kur teko dirbti su garsiu pedagogu Hristo Brimbarovu. Labai daug esi priklausomas nuo partnerio, nuo to žmogaus, kuris yra šalia tavęs scenoje. Bet žinot, vieną, ką aš po kurio laiko tik supratau, kad tavo sėkmė kai kada priklauso ne vien tik nuo to, ar tu atlieki savo mėgiamą vaidmenį, ar tu esi puikioj akustikoj, ar tu šalia tavęs puikus partneris. Labai dažnai priklauso nuo to, kas salėje sėdi. Pavyzdžiui, meniniais klausimais, tai man yra iš tikrųjų malonu su juo ir kalbėti, diskutuoti ir galų gale ir groti, repetuoti. Nes ne vieną kartą mes esam groję kartu scenoj, kartu esam buvę ir bendraujant nebuvo ne vieno karto, kad mes kažkur nerastume bendro sutarimo. Per visą solisto karjerą buvo tik keletą pavienių atvejų, kai dainuoti scenoje buvo labai sunku. Didžiausia maestro svajonė visada buvo ta, kad kiekvienas darbas kuo geriau pasiektų žiūrovą, kad rastų atgarsį jo širdyje. Žiūrovas yra labai negailestingas. Jis ateina ir sako, niekas nekalboja, kaip tu jautiesi. Taip, kad kitą kartą verta ir savo papriekaištauti, kad blogiau jausdamasis vis tiek ryžtėsi eiti save. Nereikia. Neįvarkinti žiūrovą, nevarkinti save, jeigu tau staiga fizinė savijauta yra prastesnė, arba net, sakyčiau, prasta. O šiaip jis labai atsakingai ruošiasi, jis visada labai stengiasi, visada atsiduoda 100%. Niekad nesu girdėjęs jo ten dainuojant pusę balso koncerte ar kažkaip taupantį save. Čia toks dainininkas iš didžiosios raidės. Eduardui Kaniavai niekada nebuvo mažų ar didelių vaidmenų. Jis visą save atiduoda darbui. Aš labai vertinu savo profesiją ir jeigu tau pavyko, tai reikia tiesiog dėkoti savo žvaigždei, kad jinai tave globojo ir kad tau gerai pasisekė. Žinoma, siekis yra visuomet, kad būtų kuo geriau. Matydavau aš Eduardą Kaniavą kaip labai atsakingą žmogų, jis labai atsakingai rengdavosi visiems koncertam, nesvarbu, tai ar būdavo koncertas kolūkį kur nors, ar būdavo kokiai prestižiniai salėje ar užsienį. Jis labai atsakingai viskam ruošdavosi ir visada jo pasirodymas scenoje sukeldavo žmonėms tikrai, manyčiau, kad tikrai didelį pasigėrėjimą ir džiaugsmą. Solistą visada traukia ne tik rimtoji muzika, bet ir subtili kamerinė aplinka. Dainininką būtų galima vadinti ir vienu pirmųjų pop scenos atlikėjų. Soliniai Eduardo Kaniavos koncertai vyko tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Jis sudainavo daugiau kaip 700 rečitalių. Daug kūrinių dainuota Lietuvos radijoje ir rašytos kompaktinės plokštelės. Geriausia žmogų pažįsti nakties metu.
Bet tai mes nakties metu ne kažką tai baliavojam ar ruliavojam, bet būdavo daromi įrašai radio ir televizijos studijose, kadangi dienos metu visi dirbdavo pagrindinėse pareigose, o įrašai daugumoje vykdavo naktį. Tai iš tikrųjų buvo sunkus laikotarpis, nes reikia ir formai būti, ir miega šiek tiek ima, tai darbas būdavo iš tikrųjų sunkus. Ir aš matydavau, kaip maestro Eduardas Kaniava ištvermingai šitą išlaiko, mes tai buvom dar gana jauni, negana visai jauni, mes buvom po 19-20 metų buvom, o jis vis tiek yra gerokai vyresnis už mus, bet tai jam šitas visiškai nieko netrukdė ir jisai puikiai susidorodavo. Stebiuosi jo tuo jaunatviškumu, nes iš tiesų būna koncertų, kuris tiesiog ir šoka taip, kaip būdamas labai jaunas ir gyvas žmogus. Nuo pat savo kūrybinio kelio pradžios kasdieninėme darbe stengiasi operą susijęti su koncertinės estrados scena. Pastaruoju metu Eduardas Kaniava su dar 2 scenos grandais Virgilijum Noreika ir Vladimiru Prudnikovu buvo susibūrę į komandą 3 tigrai. Nusprendėm paišdykauti scenoje. Ir dėl to, kad mūsų programa, kaip mes sumąstėm, net neatsimenu, kas iš mūsų tai pasiūlė, kieno tai buvo iniciatyva, kas tai pirmas sugalvojo, bet sugalvojom, kad mūsų repertuare būtų nelaukti posūkiai melodiniai. Šalia darbo scenoje maestro daug dėmesio skiria pedagoginiai veiklai. Nuo 1969 metų dėstė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 2 metų dėstė Venesueloje, rengė meistriškumo kursus Europos aukštosiuose muzikos mokyklose. Nuo 2005 metų profesorius Eduardas Kaniava Klaipėdos universitete dėsto menų fakulteto studentams. Jis yra visų pirma labai taktiškas ir aš atsimenu, kad aš iš jo paskaitų visada išeidavau kuo geriausios nuotaikos. Netgi tada, kai iš tiesų būdavau neformoj, prastai dainuodavau, pats jausdavau. Bet jis mokėdavo viską taip susukti, kad finale lyg ir viskas yra pliuks, puikiai. Tai yra tas žmogus, kuris labai moka prisitaikyti ir tas bendravimas vyksta visiškai betarpiškas. Ta prasme, aišku, aš jaučiu amžiaus skirtumą, aš visada su didelė pagarba į šį žmogų kreipiuosi. Bet kuomet su juo bendrauji, su juo gali bendrauti bet kokiomis absoliučiai temomis. Gali ir apie mergas pašnekėti, jeigu ką. Mes ir pažvejoję esame ne kartą, ir pažvejoję esame. Studentai yra labai patenkinti, vis dėlto tai yra didžiulis autoritetas, pavardė yra žinoma ne tik tai Lietuvoje, bet ir už jos ribų gana toli. Ir studentam tai yra didžiulį garbė studijuoti pas tokį žmogų kaip Eduardas Kaniava. Tai yra ir vardas daug ką sakantis, ir jo patirtis, ir kaip dainininko, ir kaip pedagogo. Jis ilgus metus dėstė Lietuvos muzikos ir teatro dabartinėje akademijoje. Ir dabar studentai tiesiog apspitę profesorių ir jam neduoda ramiai gyventi. Tai yra dopingas, kasdienis bendravimas su jaunu žmogumi. Tai yra nepaprastas dopingas tavo. Lengviau yra pačiam dainuoti negu savo studentą klausyti. Žymiai sudėtingiau. Net pats geriau žinai, ką padarysi. O ką kitą kartą gali studentas tau tokią nelauktą siurprizą pateikti. Eduardas Kaniava šiuo metu dar dirba ir Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre dainavimo pedagogu bei yra meno tarybos pirmininkas. Maestro Kaniava nuostabiai dirba ir mūsų čia teatre. Jis yra vokalo pedagogas nuostabus. Daug semėmės tų muzikinių paslapčių, vokalo paslapčių iš jo. Iš tikrųjų, nuostabus žmogus. Kaip žmogus, man jis to atstovais, aš nebijau pasakyti, jis man kaip tėvas iš tikrųjų. Ir be galo šilti jausmai ir visada bendraujam kaip draug su draugu. Šiuo metu maestro stengiasi nieko neplanuoti, tik prasitarė, kad norėtų su savo studentais surengti bendrą koncertą. Sugrįžę po trumpos pertraukos papasakosime apie Mažosios Lietuvos kultūros veikėją Frydrichą Kuršaitį, o dabar Baltikum televizijos eteryje reklama.
Friedrichas Kuršaitis galbūt ne visiems žinomas kaip lietuvių kalbininkas, tačiau jis yra labai daug nuveikęs lietuvių kalbai ir kultūrai. Kviečiu šiandien susipažinti su Friedrichu Kuršaičiu. Friedrichas Kuršaitis gimė 1806 m. balandžio 24 d. Noragėliuose. Lankė tėvo kuruojamą Noragėlių mokyklą. 16-metis Friedrichas pradėjo dirbti Jonikiškiuose, kur jam teko mokyti vaikus ir padėti raštinėje. Vėliau jis dirbo Naujosios pradžios mokykloje, mokytojavo Gastuose ir Kalthorfo mokyklose. Sutaupęs kiek pinigų, Kuršaitis, būdamas 28 metų, atsisakė mokytojo tarnybos ir stojo į Elbingo gimnaziją, kurią po 2 metų pabaigė. Jisai mokėsi Karaliaučiaus universitete, teologijos fakultete, labai sėkmingai mokėsi ir pabaigus jis buvo paskirtas Karaliaučiaus universiteto lietuvių kalbos seminaro vedėjo vietoj mirusio Liudviko Rėzos. Ir to seminaro vedėjus išbuvo kelis dešimtmečius. Vadovaudamas seminarui 1843–49 metais jis parengė ir išleido lietuvių kalbos tyrinėjimus, skirtus Karaliaučiaus universiteto lietuvių kalbos seminaro studentams, kur pirmą kartą išsamei aprašė lietuvių kalbos garsus ir priegaides, nustatė 4 daiktavardžių kirčiuotes. Dar studijų metais mokytojavo Karaliaučiaus Treichaimo mokykloje, pradėjo sakyti lietuviškus pamokslus. Kuršaitis, kadangi jis kai buvo ordinuotas į kunigus, jis visą savo gyvenimą dirbo universitete. Jo pirmenybė buvo, tas lietuvių kalbos seminaras. Tačiau jis taip pat buvo ir liuteronų kunigas. Ir kadangi jis dirbo universitete, jis buvo pašauktas tarnauti kareiviams. Ir į pilies bažnyčią. Jis ten pamokslavo lietuvininkų kareiviams, lietuviškai kalbančiams kareiviams pamokslus sakė. Ir 44 metais sausio mėnesį jis buvo pašauktas jau būti oficialiai tos parapijos kunigų, lietuvių kareivių parapijos, ir po kelių mėnesių ordinuotas. Kuršaitis, baigęs teologijos mokslus, nemažai dirbo su bažnytiniais raštais, vertė tekstus, taisė ir grynino jų kalbą. Kuršaičio aš teologų turbūt negalėčiau vadinti, nes teologas turi parašyti teologinių darbų. Praktiškai visi jo bažnytiniai darbai buvo vertimai iš vokiškųjų tekstų arba redakciniai darbai. Peržiūrėjo giesmyno kalbą, Biblijos kalbą, taip pat mažai Liuterio katekizmą. Bet jam buvo skirti visi tie patys atsakingiausi darbai, nes tai oficialūs darbai. Biblija, bet kam nepaskirs redaguoti teksto arba giesmyną, čia buvo labai atsakingas darbas. Turbūt pats didžiausias Kuršaičio darbas tai yra nauja Biblijos redakcija. Mes žinome, kad Biblija lietuvių kalboje buvo atspausdinta 1735 metais ir vėliau 55 metais. Bet ta Biblija buvo versta iš vokiečių kalbos, iš Liuterio Biblijos. Rėzas žengė sekantį žingsnį, reiškia peržiūrėjo tą Bibliją, naudodamasis graikiškais ir hebrajiškais tekstais. Kuršaitis ėmėsi dar kartą peržiūrėti Bibliją, tai yra, pataisė šiek tiek kalbą. Ir ta Biblija buvo išleista eilę kartų. Taip pat vienas iš tokių jo svarbių darbų tai buvo Augsburgo konfesijos išleidimas. 1853 metais jis paruošė šią knygą, tai yra svarbiausias liuteronų bažnyčios tikėjimo išpažinimo raštas. Ten aiškiai trumpai surašyta, ką liuteronų bažnyčia tiki, ką moko ir ką išpažįsta. Ir įdomu tai, kad jis, titulinėme puslapyje rašo, kad karalius paliepė šį darbą išversti. Gana unikalus Kuršaičio darbas buvo taip vadinamų traukiamųjų lapelių vertimas iš vokiečių į lietuvių kalbą. Tuos traukiamuosius perkšmelius iš vokiečių kalbos išvertė Kuršaitis. Kas tai tie traukiamieji perkšmeliai? Lietuvininkai juos vadina burtikėmis, tokiu keistu pavadinimu. Ir kiekvienas traukiamas tas perkšmelis turi švento rašto eilutę ir taip pat giesmės posmelį. Kaip jie buvo vartojami? Jie buvo, žmonės, kurie įsigydavo, galėdavo, pavyzdžiui, visai dienai apmąstymo kokį tekstą išsirinkti. Pavyzdžiui, paimdavo kokį posmelį ir perskaitydavo. Šiuo atveju 34 psalmė, kaip šis pavargęsis šaukė, išgirdo pons Dievs ir gelbėjo jį iš visos bėdos. Tačiau
Šiais perkšmeliais taip pat naudojasi lietuvininkų sakytojai, tie sakytojai liaudies pamokslininkai. 1865 metais Kuršaitis buvo paskirtas Karaliaučiaus universiteto profesorium. Ir nors jis buvo liuteronų kunigas ir nebuvo išėjęs specialaus kalbotyros mokslo, tačiau daugiausiai dirbo mokslinį darbą. Jis laikomas vienu lietuvių kalbos rašytojų kūrėjų. Leksikografijai ir ypač akcentologijai reikšmingai savo darbais padėjo mokslinius pagrindus lituanistiniams tyrinėjimams. Daugiausiai gyvenime dirbo kalbininko darbą, jis buvo teologas, kalbininkas, filosofas. Ir svarbiausi jo darbai tai tikriausiai būtų susiję su humanitariniais mokslais. Vienas iš svarbiausių jo darbų yra lietuvių kalbos gramatika, išleista 1876 metais. Toje lietuvių kalbos gramatikoje buvo pridėtas priedas 25 lietuvių liaudies dainos su tekstais ir melodijomis. Tai buvo vienas iš tokių nuostabiausių darbų Frydricho Kuršaičio gyvenime. Lietuvių kalbos gramatiką galime laikyti svarbiausiu jo darbu, nes jis iki Jono Jablonskio išsamiausiai aprašė lietuvių kalbos struktūrą, nurodė lietuvių kalbos ribas vietoj indoeuropiečių kalbų šeimoje, santykius su prūsų ir latvių kalbomis, pateikė nemažai mažosios Lietuvos tarmių pavyzdžių. Frydrichas Kuršaitis į lietuvių kalbą išvertė keletą blaivybę propaguojančių knygelių. Taip pat išvertė nemažai giesmių, pats jas kūrė, sudarė ir išleido giesmynų, pakartotinai išleido Liudviko Rėzos dainų rinkinį. Visą gyvenimą dirbo galime sakyti, su giesmėmis. Jisai vertė, pats kūrė giesmes. Ir 1841 metais išleido puikų giesmyną pavadintą Pagerintos giesmių knygos. Tai buvo 1841 metai, o iki 1917 metų šitas leidinys buvo pakartotas 38 kartus. Buvo pakartotinai išleistas 38 kartus. Vadinasi, kad jis buvo nepaprastai reikalingas tuo meto šio krašto mažosios Lietuvos lietuvininkams, lietuviams. Jis dar išleido giesminėlį mokykloms, 54 giesmės, taip pat išleido giesmių ir maldų giesminėlį kareiviams, lietuviams. Jis paruošė naują oficialaus giesmyno leidimą. tą giesmyną prieš tai ruošė Keberis ir jis šiek tiek pataisė kalbinių požiūrių. Tačiau tas giesmynas dėl spaustuvės darbo trūkumų išėjo su kai kuriomis klaidomis. Todėl 1865 metais jis dar kartą peržiūrėjo tą giesmyną ir išleido. Ir tarp kitko, Kuršaičio redaguotas giesmyno leidimas tai buvo paskutinis lietuvininkų giesmyno leidimas. Ir iš jo bažnyčios žmonės per pamaldas ir namie giedojo iki pat 20 amžiaus pabaigos. Sukaupęs gausią medžiagą 1870–83 metais sudarė 2 dalių vokiečių lietuvių ir lietuvių vokiečių kalbų žodyną. Jam duomenys rinko iš mažosios Lietuvos lietuvių gyvosios kalbos ir spausdintų šaltinių. Dar studentaudamas Kuršaitis ėmė taisyti kalbą ir koreguoti kelis Prūsijos laikraščius. Jisai buvo redaktorius kelių leidinių ir svarbiausias jo redaktorinis darbas buvo leidinio Keleivis. Ir toks buvo leidinys Nusidavimai apie Evangelijos praplatinimą tarp žydų ir pagonų. Tai jis tos 2 leidinius leido. Kuršaitis daugiau nei 30 metų redagavo savaitraštį Keleivis, kurį pats vienas dažniausiai ir prirašydavo. Iš visos Kuršaičio veiklos prieštaringiausiai ar net visai neigiamai vertinamas jo reiškimasis žurnalistikoje ir politikoje, nes laikraštis Keleivis buvo vokiečių valdžios subsidijuojamas, dėl to jis jautėsi įpareigotas valdžios politikos nekritikuoti, prieš ją tiesiogiai nepasisakyti. Klaipėdoje ypatingai gausu kultūrai ir menui skirtų renginių. Kviečiu apžvelgti karščiausias uostamiesčio kultūrinės naujienas. Balandžio 28 dieną Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmuose buvo atidaryta paroda Ja Klaipėda. Tai atrankinė paroda į jaunųjų Europos kūrėjų 2011–2013 metų bienalė. Jaunieji Europos kūrėjai tai kelių šalių partnerių jungtinis šiuolaikinio meno projektas, administruojamas Montrūžo miesto Prancūzijoje.
Balandžio 29 dieną Baroti galerijoje buvo atidaryta Rolando Marčiaus tapybos paroda Spalvoti sapnai. Autorius parodai pateikia per paskutinį pusmetį Lietuvoje sukurtus tapybos darbus, kurie atskleidžia naujus menininko ieškojimus. Daug galbūt yra tiesiog kažkokie ieškojimai kūrybiniai, prasme, gal technikos ir idėjiniai. Nelabai man pačiam ir galbūt buvo aiškus pačioj pradžioj, tai tiesiog ir pavadinau tokiais kaip sapnais ir vizijom. Balandžio 29 dieną Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmuose ir Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus fotografijos galerijoje buvo pristatyta fotografijų paroda Kiti. Pagrindinis projekto tikslas, taip pat kaip ir praeitais metais, taip ir šiais metais, ieškoti, atrasti, pristatyti, parodyti naujus talentus, naujus veidus fotografijos pasaulyje. Tikintis, jog tai galbūt kai kuriems bus startas, kitiems reiškia tęstinumas, dalyvaujant parodose, pristatant savo kūrybą. Ir džiaugiamės, jog vis dar pavyksta surasti įdomių autorių. Balandžio 29 dieną Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmuose buvo atidaryta Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus organizuojama piešinių paroda Emocija, kurioje savo darbus pristatė 24 autoriai, eksponuojama apie 70 darbų. Kažkokios tai emocijos išraiška, ar tai kažkokios, reiškia, stiprios, ar tai visiškai, reiškia, mažos emocijos. Tai emocija tai vis tiek, tu bet kuriuo atveju ant lapo kažkokią piešdamas tą emociją išreiškia. Yra toks paprastas pavadinimas emocija. Balandžio 29 dieną Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos meno skyriuje buvo atidaryta klaipėdiečio tapytojo Ernesto Žvaigždino paroda Jos aktas, kurioje pristatomi nuo 1995 autoriaus kaupti paveikslai moters akto tema. Gegužės 3 dieną Klaipėdos galerijoje buvo atidaryta Kaliningrado dailininkės Nadeždos Matvėjevos meistriškai nulietų akvarelių paroda, kurioje ryškių gėlių žiedų motyvai. Autoriai vardija savo darbus kaip garsų, spalvų, švarumo ir gilumo harmonija. Šiandien papasakojame apie mažosios Lietuvos kultūros veikėją Frydrichą Kuršaitį. Skelbiu konkurso klausimą susijusi su šia tema. Kokį savaitinį leidinį daugiau nei 30 metų redagavo Frydrichas Kuršaitis? Atsakymus siųskite elektroniniu paštu info@menugatvė.lt. Kitą savaitę burtų keliu iš teisingai atsakysiu mes išrinksime vieną laimingąjį. Jam padovanosime kvietimą dviems apsilankyti Klaipėdos koncertų salėje gegužės 20 dieną vykstančiame Klaipėdos kamerinio orkestro koncerte. Praėjusioje laidoje uždavėme klausimą, kokius slapyvardžius savo raštus pasirašinėjo Eduardas Gizevijus. Į šį klausimą teisingai atsakė mūsų laidos žiūrovė Simona Frimontaitė, šiandien su ja ir susitinkame. Tai koks yra teisingas atsakymas? Keliauninkas. Taip, ir iš kur sužinojai? Kiekvieną savaitgalį žiūriu jūsų laidas. Labai malonu ir už teisingą atsakymą mes norime tau padovanoti kvietimą dviems apsilankyti Klaipėdos koncertų salės renginyje, kuris vyks gegužės 12 dieną ir ten koncertuos Klaipėdos kamerinis orkestras. Prašau. Ačiū. Šios savaitės laidos nugalėtoja tapo Laima Ričkutė. Sveikiname. Nuoširdžiai tikiuosi, kad šis pusvalandis su laida Kultūra Plius neprailgo. Linkiu Jums gero ir turiningo savaitgalio. Susitiksime lygiai po savaitės Baltikum televizijos eteryje. Su Jumis buvo laida Kultūra Plius.